Labą dieną. Trečia Asitežo vitrinos diena. Tęsiame tradicinę Teatro vaikams ir jaunimui asociacijos Asitežas vitriną, kurioje pristatome Asitežo narių produkciją moksleiviams. Tai šiandien turime 5-12 klasių moksleiviams skirtos produkcijos pristatymą, spektakliai, edukacijos ir visa kita, kas tinka moksleiviams ir galbūt netgi ir pedagogams. O Asitežas tai yra šiuo metu turi 36 narius, tikrai yra iš ko rinktis, produkcijos yra įvairiausios. Mes šiemet Panevėžy supažindinom labai plačiai su savo veikla visą Panevėžio regioną tarptautinėme festivalyje Jėga. O anonsuoju iš karto lapkričio 20 dieną seminaras pedagogams. Sekite mūsų informaciją. Jeigu Raimi turėsi jau kažkokios konkrečios, galėsi ir pats papasakoti, tai kviečiame jungtis. Turiu tik tai dar paminėti tai, kad Asitežo vitriną remia Vilniaus miesto savivaldybė. Tai ačiū, perduodu žodį Raimondui, kuris šiandien moderuoja šią vitriną, ir sėkmės visiems. Tai sveiki visi, esu Raimondas. Labai džiaugiuosi, kad trečią dieną iš eilės visi susirinkam. Galybė teatrų, kurie kuria vaikams ir jaunimui. 16 dieną turėjom nuo 0 iki 7 metų amžiaus vaikams produkcijos pristatymą. Vakar buvo 1-4 klasių, pradinių klasių vaikams pristatymas, o šiandien turėsime nuo 5 iki 12 klasės kultūrinės produkcijos pristatymus. Tai labai džiugu, kad pasiteisina šitas projektas ir labai džiugu, kad kūrėjai kūrė tokio amžiaus žmonėms. Tai ir pradėkime mūsų pristatymą, o pirmosius pakviesiu Kauno miesto kamerinį teatrą. Sveiki. Labą dieną dar kartelį. Malonu su visais sveikintis Kauno miesto kamerinio teatro vardu. Esu Erika, edukacinių programų kuratorė, ir noriu pasidalinti produkciją, kurią siūlome 5-12 klasių moksleiviams. Tai spektakliai ir labai tokios įvairios edukacijos mokiniams. Matote mano kontaktus, tai tiek mūsų puslapyje, juos taip pat rasite. Visą savo produkciją galim pasiūlyti ir kultūros paso programoje, tai tikrai labai kviečiu drąsiai kreiptis, ir jeigu kažkokia nurodyta data nėra tinkama, tai tikrai galime susitarti jums tinkamą laiką. Ir dalis mūsų edukacijų yra taip pat ir išvažiuojamosios, taigi tikrai galim pasiūlyti edukatorių atvykimą ir jūsų mokyklą. Pirmasis spektaklis, apie kurį noriu papasakoti trumpai, tai naujausias mūsų spektaklis, kurį pristatėme žiūrovams rugsėjo mėnesį. Tai spektaklis Ikaras, skirtas vaikams ir visai šeimai, aišku, nuo 10 metų. Tai vizualus cirko ir vaidybos elementus apjungiantis spektaklis, ir jį atlieka profesionalus šokėjas ir šiuolaikinio cirko menininkas Džiugas Kunstmanas. Ir šiuo spektakliu iš tiesų siekiame įkvėpti ir padrąsinti jaunosius žiūrovus siekti savo svajonių, imtis iniciatyvos jų įgyvendinimui. Ir tam pasitelkiamas kūrybiškas ir pozityvus toks požiūrio kampas į karo mitą. Ir vaidyba spektaklyje derinama su fizinės komedijos ir cirko elementais, o taip pat spektaklį gražiai papildo archyvinių kadrų vaizdo įrašai iš nebyliojo kino ir pirmųjų skraidyklių laikų. Kita edukacija, mes dar vadinam žaidybinio teatro pamoka, Baltaragio malūnas. Tai režisieriaus Gildo Aleksos sukurta edukacija. Ir ši pamoka kviečia mokinius
į tokį kūrybinį nuotykį, kurio metu jie tampa aktyviais proceso dalyviais. Ir Kazio Borutos visiems žinomas Baltaragio malūnas tarsi atgyja mokinių rankomis ir, aišku, jie kuria ir personažus, bet taip pat ir tam tikras dramaturginės situacijas gali interpretuoti ir tokiu būdu susipažįsta su įvairiais teatro terminais, sąvokomis, taip pat ir žanrais. Na ir patirdami tokį tarsi kūrybinio viešo pasirodymo jaudulį, jie tikrai ugdo drąsą, pasitikėjimą savimi ir kartu ugdo tokią komandinę dvasią. Tai tikrai gera pažintis ne tik tai su teatru, su teatro, galima sakyti, truputėlį ir galbūt istorija, bet taip pat ir toks kūrybiškumo bei saviraiškos galimybių puikus atradimas. Dar vienas jau spektaklis Galaktikos, kurį praėjusiais metais pristatėme savo žiūrovams. Tai spektaklis vienas tokių gal subtiliausių, sakyčiau, subtiliausia tema pristatoma šiame spektaklyje. Tai tema yra pristatoma šiame spektaklyje berniuko, kuris turi autizmo spektrą, jo istorija, ir šis spektaklis kviečia pažinti unikalią ir tokią vienintelę jo galaktiką. Taigi pasaulyje, kuriame šiam berniukui yra kartais galbūt ir sudėtinga dėl tam tikros garsų, kvapų, įvykių, kakofonijos, žiūrovas kviečiamas pažinti šį unikalų jo pasaulį ir unikalią jo galaktiką, kur mes sakom, kad jis ieško tarsi savo neurogenties, tų, kurie priimtų jį tokį, koks jis yra. Tai tikrai tokia puikia proga vienas kito priėmimui. Edukacija dramos laboratorijai Būčių personažas arba autorius kviečia moksleivius, 6-12 klasių moksleivius, į tokį kaip surepetuotą pjesių skaitimą. Jis pasitelkiamas būtent čia kaip toks tam tikras sceninis žanras ir leidžia be autorinės režisūrinės interpretacijos kokybiškai susipažinti su pjesės turiniu ir forma. Išanalizavus pjesės struktūrą, moksleiviai pakviečiami pažiūrėti ją dramaturgo akimis. Ir pjesės, kurios yra pristatomos šiose edukacijose, tai yra dvi. Pjesė Gengas Deimantės Vilkelytės skirta 6-9 klasių moksleiviams, o Godos Simonaitytės pjesė Gyvuliai tinkama yra 8-12 klasių mokiniams. Dar viena edukacija, kuri labai mėgstama yra mokinių ir mokytojų, tai yra interaktyvi edukacija Problema ne bėda. Ir šios edukacijos ašis yra forma teatro metodas, kuris leidžia aktyviai įsitraukti į scenoje vaizduojamas situacijas ir keisti tai, kas yra matoma scenoje, tolimesnę vyksmo eigą, ir profesionalių aktorių simuliuojamas situacijas padeda suprasti, jog mes patys galime spręsti mūsų supančias problemas, bei aišku skatina nelikti abejingais savo gyvenimo ar kitų gyvenimo žiūrovais, nes tarpinė tokia stotelė tarp vaikystės ir suaugusio gyvenimo paaugliams yra tikrai vienas sunkiausių periodų tikriausiai tiek jiems patiems, tiek šeimos nariams, tiek mokytojams. Taigi per tas tokias sudėtingas situacijas, kurios yra pristatomos edukacijose, tam tikri konfliktai, patyčios, apkalbos, tai tikrai realybėje gali būti didelis iššūkis šio amžiaus žmonėms. Todėl šioje edukacijoje siekiam ugdyti tą tokį gebėjimą realybėje savarankiškai priimti sprendimus ir reaguoti į tam tikras dažnai konfliktinės ar sudėtingas situacijas. Jau mano trumpai minėtas žodis gyvuliai vėl skamba čia. Tai spektaklis Gyvuliai pagal Godos Simonaitytės pjesę, jos režisuotas spektaklis, kuriame yra pristatoma
tema, santykių tema, tai santykių tarp mokinių, mokinių santykių su tėvais, mokinių santykių su mokytojais taip pat ir taip keliamos tokios aktualios paaugliams patyčių ir taip pat tos mano minėtos santykių temos. Ir tokie klausimai kylantys spektaklyje, kai dažnai paaugliai nori patys išspręsti savo problemas ir nesikreipia į suaugusius, mokytojus ar tėvus. Tai šiame spektaklyje klausimas yra toks, kad ką daryti mokiniui, jeigu iš jo tyčiasi arba juo pradeda manipuliuoti, pavyzdžiui, mokytojas. Tai nenoriu viso siužeto vingių išskleisti, bet tokie pakankamai sudėtingi ir paaugliams iš tiesų tikime aktualūs klausimai yra šiame spektaklyje nagrinėjami. Ir kaip jau minėjau, tai ši pjesė yra taip pat ir mūsų edukacijos, apie kurią jau trumpai pasakojau, dramos laboratorija dalis. Tai edukaciją galima šią pjesę išanalizuoti su klase ir vėliau jau atvykti pas mus į šį mano ką tik minėtą spektaklį. Na ir dar vienas spektaklis, apie kurį trumpai noriu paminėti, tai spektaklis Superherojai, skirtas 7-9 klasių moksleiviams ir jo režisierė yra Loreta Vaskova. Tai šis spektaklis yra paremtas tikromis paauglių istorijomis, kurias dramaturgė Gabrielė Labanauskaitė ir minėta režisierė bendraudama su paaugliais surinko, ir tai istorijos iš skirtingų Lietuvos miestų ir miestelių, nuo paauglių sėdinčių bibliotekoje iki esančių įkalinimo įstaigose. Ir sukūrė tokius personažus, kurie prabila apie tai, kas aktualiausia yra tokio amžiaus žmonėms. Tai dėkoju už skirtą laiką, už jūs esančius čia ir labai kviečiu apsilankyti Kauno miesto kamerinėme teatre ir žinoma, visą informaciją galite rasti mūsų puslapyje arba kreipdamėsi į mane nurodytais kontaktais. Dėkui. Nuostabu, labai ačiū Erika. Ačiū už Kauno miesto kamerinio teatro produkciją. O dabar iš Kauno keliamės į Klaipėdą, į Klounų teatro studiją Du Lidu ir kviečiame Kamilę pristatyti savo produkciją. Labą dieną, malonu dalyvauti čia šioje vitrinoje. Ir šiandieną Klounų teatro studijos Du Lidu vardu norėčiau pristatyti 2 spektaklius. Pirmasis bus Mažasis karalius gruodis arba Paslaptingas Renė Magrito pasaulis pagal Alex Hake pasaką. Prašau, praleiskite anonsą. Šitas spektaklis pagal Alex Hake pasaką yra įdomus tuo, kad jis yra papildytas Renė Magrito pasaulėžiūra ir jo vaizduojamų pasaulių jo piešiniuose. Siužetas toksai paradoksalus. Biurininkui pasirodo iš sekretero Mažasis karalius gruodis, kuris yra nedidesnis negu nykštis. Ir jis tarsi praveria duris į tokį fantazijų ir vaizduotės pasaulį. Mes kviečiam vaikus mąstyti, kas yra tikra, o kas yra vaizduotė sukurta, kam reikalinga vaizduotė. Taipogi spektaklyje supriešinami vaikystė ir suaugusių pasaulis. Vaikystė, kai mes dar nieko daug nežinome. Nežinome, kodėl karvė vadinasi karvė, kodėl jinai duoda pieną ir mums viskas yra nauja ir reikia atrasti. Ir tas logiškas suaugusiojo pasaulis, kuris tarsi žino, kaip viskas turi būti, bet ar tikrai tas suaugęs žino, kaip viskas turi būti. Ir ar kartais meno ir kūrybos pagalba galima atrasti labai gražių sąsajų ir susijungimų.
Tai kviečiame pasižiūrėti šitą tikrai labai vizualų, stebuklingą, daug magijos turintį spektaklį, patirti teatro stebuklą. Šitą spektaklį mes galime atvežti į jūsų mokyklas ir taipogi viešai jis bus rodomas Palangos kultūros centre. Antras spektaklis – Kalėdų giesmė pagal Čarlio Dikensono pasaką. Prašau, paleiskite anonsą. Spektaklis Kalėdų giesmė. Jau iš pavadinimo galima spėti, kad tai Kalėdų progai skirtas spektaklis, sukurtas pagal seniausią Kalėdų istoriją, siekiančią Viktorijos laikus. Jame taip susilie tokia bufonadiška vaidyba, lėlių teatras ir įvairūs techniniai momentai, medijos. Nuo senovinio projektoriaus iki šiuolaikinių galimybių medijos. Spektaklis kalėdiškas, atskleidžiantis tikrąją kalėdų dvasią. Yra daug interaktyvių momentų. Kaip matėte, klipe jisai toks įtraukiantis ir gan stiprus spektaklis vizualiai. Šį spektaklį mes galime rodyti tik teatre, nes mokyklose jisai per didelis yra, kad jį atvežti. Tai kviečiame jį pasižiūrėti Vilniuje, meno erdvėse Vileišio 18 gruodžio mėnesį. Taipogi jūs galite kultūros pase užsisakyti šio spektaklio video spektaklį. Tai nėra paprastas įrašas spektaklio, tai yra sukurtas video filmas pagal spektaklį, filmuotas labai gražioje senovėje iki šiol išlikusioje Viktorijos laikų salėje. Tai irgi turėti tokią gražią edukaciją Kalėdų proga, kasgi yra šios Kalėdos, kokia jų yra prasmė. Ačiū labai visiems uždėmesį ir iki malonaus. Ačiū labai, Kamilė ir klounų studijai 2 lidų. Dabar pristatys Rugilė iš Vilniaus teatras Lėlė. Labas, Rugilė. Labas. Taip, eteris tavo. Gerai, to jau pasidarinu. Taip. Turėtų įsijungti. Tai su Rugilė iš Vilniaus teatro Lėlė ir noriu pakviesti 5-12 klasių mokinius į spektaklius. Neturime tiek daug vyresnių klasių mokiniams spektaklį, bet tikrai turim gerus spektaklius, kuriuos verta pamatyti. Turim Rolando Kazlo spektaklį Ne pagal šio pasaulio madą, kuris yra apie poetą Kristijoną Donelaitį. Ir turime taip pat Doriano Grėjaus portreto spektaklį, kuris rodomas Palėpės salėje. Ir tai yra spektaklis be žodžių pagal Oskaro Vaildo knygą. Tai tikrai rekomenduoju vyresnėms gimnazinėms klasėms perskaičius knygą atvykti pamatyti spektaklį arba pamačius spektaklį tuomet perskaityti knygą, nes tikrai labai įdomiai perteikta yra ir labai verta pamatyti ir perskaityti knygą. Ir taip pat šį spektaklį nemažai klasių yra užsisakę per kultūros pasą, atvyksta kaip tik kviečiam atvykti iki 30 žiūrovų. Palėpės salė nėra tokia didelė, tai kaip tik viena klasė atvyksta pažiūrėti šį spektaklį. Ir tuomet turime spektaklį Pasirinkimas. Tai per šokį, per judesį su lėlėm perteikia
moters išgyvenimus Aušvico koncentracijos stovykloje. Tai tikrai labai jautrus, paveikus spektaklis ir jį rodome Didžiojoje salėje. Tai kviečiame atvykti, yra atvykę mokyklos visi 10-okai, 10, 11, 12 klasės, tikrai kaip verta apsilankyti, tai jeigu mokytojas susikooperuoja, gali atvykti ir kelios klasės iš vienos mokyklos, iš kitos mokyklos. Jis yra rodomas Didžiojoje salėje, tai turim 225 vietas. Ir šį spektaklį taip pat galima užsisakyti per kultūros pasą. Tai ne tiek ir daug turim tų spektaklių, bet kaip ir minėjau, tikrai verta atvykti. Galite susisiekti su manimi ir tikrai suderinsime datas. Į Doriano Grėjaus portretą atvyksta klasės ir gruodžio mėnesį pamatyti šį spektaklį. Tai visi mano kontaktai yra čia ir galima parašyti, paskambinti, jeigu tik tai kažkas domino, atsakysiu visus klausimus. Ačiū labai, Rugilė. Kviečiu visus atrasti Vilniaus teatrą Lėlė. Nuostabus teatras, teko tenai darbuotis 2 metus. Tai ačiū labai, Rugilė. Ačiū Jums. O dabar savo pristatymą pristatys vienintelis Lietuvoje Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Nežinau, ar teisingai pristačiau, Adelina. Tikrai taip, tikrai labai teisingai. Esame toks vienintelis Lietuvoje teatras, naudojantis itin retai pasaulyje sutinkamą rankų šešėlių teatro techniką. Tai iš ties mūsų teatro kuriami produktai neretai, šiuo metu kol kas, dar tik sakau kol kas, labiau yra nukreipti į pradinio amžiaus grupę, tačiau jaunimas, kviečiu labai neišsigąsti, mes šiuo metu kaip tik ir kūrėme produkcijos jaunimui. O kur mes tai darome? Gyvename ir reziduojame jau minėtose meno erdvėse Vileišio 18, kuriuose ne tik mes kūrėme kaip Rankų šešėlių teatras, bet taip pat šiuose meno erdvėse vyksta ir kiti renginiai, kurie tikrai puikiai tinka jaunimui. Pas mus reziduoja ir kiti menininkai, tai pasinaudodama šiuo eteriu tikrai labai kviečiu pasiekti meno erdvės Vileišio 18 ir apsilankyti. O Rankų šešėlių teatras, ką mes siūlome jaunimui, tai yra kūrybinės dirbtuvės. Tai yra puikus būdas, kaip patiems empiriškai susipažinti su šia tikrai unikalia teatro technika ir, tikrai savo rankomis, jau kaip sakant, išbandyti ir kurti tuos šešėlių personažus. Neretai gali pasirodyti tai kažkaip vaikiška ar panašiai, tačiau iš patirties sakau, pas mus apsilanko ir gimnazistai ir gauti dar vieną žvilgsnį į teatrą, į kitokį teatrą, pamatyti rankų šešėlius profesionaliai, gali, tikrai sužadinti jų fantaziją ir vaizduotę patiems kurti toliau. Tai kultūros pase mes turime bent kelias programas, kurios yra skirtos iki pat 12 ir 10 klasės mokiniams, tai tikrai labai kviečiu išbandyti ir atvykti pas mus. O taip pat mes su šiomis dirbtuvėmis mielai keliaujame ir į kitus Lietuvos miestus ir regionus, iš anksto suderinus ir sutarus laiką. Taip, vienas spektaklis, kurį dar galėčiau rekomenduoti ir jau išbandžiusiems techniką pasižiūrėti, kaip tai atrodo spektaklyje, tai yra spektaklis Baisiau už tarakoną. Tai yra pagal rašytojos Vaivos Rykštaitės tuo pačiu pavadinimu sukurta knyga. Ir šis spektaklis būtent jungia draminę ir rankų šešėlių teatro techniką ir leidžia, tiesiog patiems, sakyčiau, vyresniems jau vaikams pamatyti, kaip galima kombinuoti rankų šešėlių teatrą, kaip tai atrodo galutinėme spektaklyje. Ir iš ties spektaklis kalba apie mums labai gerai pažįstamą laiką, tai buvo karantininį laiką. Tai tokia gera refleksija šio spektaklio metu gali įvykti.
Taip, o taip pat, ką mes dar kviečiame jaunimą, tai yra mūsų teatro studija Išlaisvink šešėlį. Ir su šia jaunimo grupe jau 7 metus kūrėme spektaklius ir taip pat pristatome juos profesionalioje scenoje. Tai norinčius prisijungti, norinčius pačius vaidinti ir ne tik rankų šešėlių teatro technikos, bet taip pat ir draminės vaidybos. Tai labai kviečiame jungtis pas mus, esame Vilniuje ir daugiau informacijos apie mūsų teatro studiją, tai teatrostudija.lt. Na ir jeigu turite klausimų, norite susipažinti, tai labai kviečiu susisiekti su mumis tiesiog parašant mums arba randant mus Facebook'e, socialiniuose tinkluose, Rankų šešėlių teatras, Budrugana, Lietuva. Ačiū uždėmesi. Ačiū labai, Adelina, už tokį išsamų pristatymą, tikrai labai įdomu. Tai klausimus dar galėsite užduoti diskusijų metu, kuri vyks po visų pristatymų. O dabar kviečiu Moniką iš Nacionalinio Kauno dramos teatro. Sveiki, Monika. Sveiki, Smagu matyti. man taip pat. Tai šiandien aš pristatysiu Nacionalinio Kauno dramos teatro 106 sezono spektaklius ir edukacijas 5-12 klasių moksleiviams. Taip. Kauno dramos teatras turi išties didžiulį pasirinkimą šios amžiaus kategorijos moksleiviams. Tai mes turime net 15 spektaklių, iš kurių 11 yra kultūros pase ir 6 edukacijas ir jos visos yra kultūros pase. Taigi labai trumpai apie kiekvieną iš šių spektaklių. Tai Žydroji paukštė yra mažesniems skirtas spektaklis, tai alegorinė pasaka apie 2 vaikus, kurie ieškojo laimės, o pasirodo laimė visiškai šalia, tai reikia išmokti ją pamatyti. Emilis. Labai beproto nuotaikingas spektaklis apie vaikystės išdaigas, klaidas, kūrybiškumą. Jis įkvėptas Astridos Lindgren herojaus ir aktorių asmeninių prisiminimų. Mūsų šio savaitgalio premjera, tai dar kol kas neturinti kultūros paso, bet tikrai ten atsiras, Alisa Veidrodžio karalystėje. Tai spektaklis pagal klasikinę Luiso Carrollo knygą, kuriame susilieja cirkas, vizualiniai efektai ir fantazija be ribų. Pasaulio bamba. Mūsų valdovo įkvėptas spektaklis apie paauglių žiaurumą, lyderystę ir žmogiškumo ribas šiuolaikinėje visuomenėje. Babelio bokštas. Tai įspūdingas, fantastinis, interaktyvus spektaklis apie žmonijos susiskaldymą ir bandymą kurti pasaulį jau po apokalipsės. Šis spektaklis taip pat eina kartu su edukacija ir šalia turi edukacinį paketą, kurio gali pasinaudoti moksleiviai su mokytojais po spektaklio, labiau norėdami pagilinti analizuotą spektaklyje temas. Lėkiau. Tai yra gyvas ir jautrus paauglių kasdienybės koliažas, sukurtas iš jų pačių istorijų. Tai šis spektaklis taip pat turi kartu edukaciją, kurią galima užsisakyti, ir jis turi edukacinį paketą, kuris yra nemokamas. Minia. Tai audiovizualinė interaktyvi patirtis, kuri kviečia tyrinėti save tarp kitų ir atsisakyti, ką reiškia būti minios dalimi. Balta drobulė. Tai visiška klasika ir tai spektaklis apie pagal garsųjį Škėmos romaną. Taisykla. Tai spektaklis apie 5 paauglius, ieškančius savo tapatybės ir kovojančius su visuomenės primestais stereotipais. Kauno pavasaris 72. Tai spektaklis apie Rimo Kalantos pasiaukojimą ir jo rezonansą šiandienos jaunimo sąmonėje. Šis spektaklis taip pat turi nemokamą edukacinį paketą. Čiurlionio peizažai jūra. Tai interaktyvus pojūčių spektaklis, kuris kviečia patirti Čiurlionio jūrą per garsą, tekstą ir vaizduotę. Atidaryk duris. Tai yra viena iš mūsų naujienų, kuri neseniai atsirado ir kultūros pase. Tai yra moderni graikiškos tragedijos versija apie žmogaus vidinę kovą, kaltę, atleidimą, pritaikytą globaliam kontekstui. Lygiosios trunka akimirką. Taip pat spektaklis, kuris neseniai atsirado kultūros pase. Tai yra spektaklis apie pasirinkimus gyvenimo ir mirties akivaizdoje, paremtas Ičkoko mero romanu apie Vilniaus getą. Nesau žmonės.
Spektaklis kaip misija įkvėpta Vydūno idėjų apie dorą, sąmoningą ir dvasinę tautos kultūrą. Ir Audra tai Šekspyro tragikomedija apie valdžią, kerštą ir atleidimą. Taigi edukacijos, kaip ir minėjau, visos edukacijos yra kultūros pase ir labai trumpai apie jas. Ekskursija Kauno dramos teatre, jos metu dalyviai susipažįsta su teatro užkulisiais ir slapčiausiais teatro kampeliais. Teatro užkulisiais smalsiems edukacijos metu dalyviai žingsnis po žingsnio susipažįsta, kaip gimsta spektaklis, susipažįsta su teatro profesijomis ir naudodami specialų teatro klubą kuria savo spektaklį. Personažo kūrimo dirbtuvėse dalyviai pasiteldami teatrinius žaidimus lavina. Opa, išjungiau, ar ne? Tuoj palaukit, grįžtu. Taip. Arba aš tiesiog pabaigsiu tai pasakoti, kol įjungsim. Tai personažo kūrimo dirbtuvėse dalyviai pasiteldami teatrinius žaidimus lavina savo kūrybiškumą ir tuomet ėjo praktiniai scenos kalbos metodai, tai dalyviai tenai lavina savo kalbinius sugebėjimus, savo teatrinę kalbą. Oi, toj sekundėlę labai išsimušė kažkas man čia. Taip. Ar matote? Taip. Labai gerai. Ir improvizacijos dirbtuvėse tai moksleiviai pasineria į improvizacijos pasaulį, lavina pasitikėjimą savimi, kūrybiškumą ir gebėjimą spontaniškai veikti scenoje. Taigi, jei jau nebebuvo bilietų į spektaklius, kuriuos norėjote pamatyti, tai mes tikrai suteikėme galimybę stoti į laukiančiųjų eilę, tiesiog reikia susisiekti šiais kontaktais, o jei norėtumėte sužinoti pirmieji apie repertuarą naujienas, kada jau išeis tas naujas repertuaras, gruodis beje jau tuoj pasirodys, tai tikrai galite užsiprenumeruoti teatro naujienlaiškį www.dramasteatras.lt puslapio apačioje rasite visą informaciją, kaip tai padaryti. Taigi dar kartą mano kontaktai, susisiekite, pabendrausim, rezervuosim ir įtrauksim į laukiančiųjų sąrašus. Ačiū labai už dėmesį, atsiprašau už nesklandumus. Ačiū labai, Monika, kad taip koncentruotai pristatei tokius milžiniškus spektaklius ir jų ganėtinai yra daug. Tai labai ačiū už profesionalumą. O dabar kviečiame mieląją Kristiną Savickytę pristatyti savo produkciją su nuostabia šypsena. Galite ir pradėti. Dėkui, Raimondai, už pristatymą. Tikrai miela pradėti, kai taip pristato mane. Aš esu Kristina Savickytė, aktorė. Kaip nepriklausoma kūrėja nuo praėjusio rudens, taip pat esu Asitež Lietuva narė, kuo labai džiaugiuosi būdama šioje bendruomenėje ir turėdama galimybę pristatyti tai, ką aš kuriu vaikams. Daugiau nei 20 metų dirbu edukacijos lauke ir šiandien noriu 5-12 klasių moksleiviams pristatyti 3 edukacijas arba net ir mokymus mokytojams. Taip. Tai pirmoji, kurią pristatysiu, tai yra poetinė programa su kultūrinė edukacija Atrakinti eilėraštį. Tai yra šitą programą taip pat galima užsisakyti per kultūros pasą ir ją sudaro 20 minučių poetinė programa, kur aš ir, jeigu pagal pavardę matote, mano brolis ir kolega, aktorius Kauno nacionalinio dramos teatro Henrikas Savickis. Mes dviese sukūrėme tą programą iš lietuvių poetų eilėraščių skirtingų. Henrikas skaito vyrų poetų eilėraščius, aš skaitau moterų poečių eilėraščius. Taip pat dainuojame dainas, kurias pagal poetų eiles, kuriams muziką pagal poetų eiles sukūrė Henrikas. Ir po šios programos, lyg ir parodydami, kaip mes interpretuojame poetų eilėraščius, tuomet kviečiame dalyvius edukacijos atrakinti eilėraščius taip, kaip jiems išeina, tais raktais, kuriais mes pasidaliname. Ir edukacijos tikslas ir yra per aktorinius raktus, taip kaip mes ruošiame skaityti eilėraštį, atrasti jo prasmę, susikurti savo galbūt jo vaizdinius. Per aktorinius raktus vaikai, dalyviai, čia jau gimnazistai, netokie vaikai, jauni žmonės, jie kažkaip atranda būdą galbūt ir literatūriškai interpretuoti eilėraštį ir tai jiems yra svarbu, kiek girdim iš literatūros, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų, kad būtent tie raktai yra toksai
kaip ir dar vienas būdas atrasti, kaip tą eilėraštį perskaityti. Taip, toliau važiuojam. Taip, tai skirta yra 9-12 klasėm, dalyvių iki 200, iš tikrųjų galim nemažai klasių susisadinti salėje, jau tą išbandėme, padalinti juos į grupės darbui ir tam tikrą net pristatymą visų padaryti eilėraščių. Trukmė per kultūros pasą yra 60 minučių, bet mes tikrai, jeigu ne per kultūros pasą, mielai prisitaikysim, kai kurios mokyklos nori, kad tai tilptų į pamoką, 45, na, truputėlį ten yra skubos, bet pavyko mums ir taip sutilpti. Jeigu norite ilgesnės, per 2 pamokas ramiau eiti, daugiau padirbėti su vaikais, taip pat galima. Kalbėkimės ir tarkimės. Kita edukacija, kurią norėčiau pasiūlyti, tai yra, tai va dar prašyta kas, kad per kultūros pasą visoje Lietuvoje ir Vilniuje galima atvažiuoti į jūsų ugdymo įstaigą arba Vilniuje galima ir menų spaustuvėje, jeigu norite didesnės teatrinės patirties. Taip, tai kita edukacija yra tokia improvizacinė, kurią esu išbandžiusi tiek su suaugusiaisiais, su mokytojais, su mokyklų vadovais, su gimnazistais ir galbūt ir tėvams būtų įdomu, čia prirašiau, nors to nesu bandžiusi, bet gal kažkuriai bendruomeniai būtų įdomu. Tai yra lyderystė per improvizaciją. Teatriniai žaidimai ir improvizacija yra puikus būdas pažinti save įvairiais rakursais, o patirinėti, kaip jaučiuosi būdamas, kai mane veda ir kaip jaučiuosi vesdamas. Ir yra tas kampas, kurį pasirinkau šitai edukacijai. Taip, ir pasimečiau, toliau važiuoju. Taip, skirtas, kaip ir sakiau, mokytojams, tėvams ir gimnazistams ir viskas aišku. O trukmė tikrai galima padaryti ir ilgesnį seminarą, ypatingai jeigu mokytojai kartais nori daugiau tos patirties su vaikais, siūlau iki 2 pamokų ir neilginti. Edukaciją atvažiuoju padaryti visoje Lietuvoje, Vilniuje, kaip ir prieš tai sakiau, ugdymo įstaigoje arba menų spaustuvėje. Šita edukacija yra sukurta, kad spalio mėnesį, kai bus šaukimas kultūros pasui, būtų pateikta ir labai tikiuosi, kad bus patvirtinta, tai tikiuosi nuo naujųjų metų galima bus ir per kultūros pasą ją užsisakyti. Ir dar viena edukacija, kur yra sukurta naujai, skirta paaugliams, paremta mano irgi priešakiais, bet ne visada darbo mokyklose, kur aš važiuoju, šiaip vedu pavienės edukacijas kartais. Jinai vadinasi mano vidinis monologas ir jinai yra skirta žmonėms jauniems susivokti, kokie tie balsai kalba mano viduje. Ypatingai, kai paaugliai išgyvena didelį spaudimą iš išorės, o reikia suprasti ir atrasti, kas aš esu, tai vėlgi per improvizaciją, per darbą su tam tikrais tekstais, vėlgi su parašytais monologais, galbūt kartais, kai sunku įsivardinti, ką pats girdi ir kartais nesinori tuo dalintis, visai padeda įrankis, pasiūlytas monologas, kuris gali virsti tavo vidiniu monologu, taip jauni žmonės gali patyrinėti, kasgi vyksta jų viduje. Prašau, 5-12 klasėms, 5-6 įsivaizduoju, kad dar yra tokie prieš paaugliai ir truputėlį galbūt metodai skiriasi su jais, bet tikrai nuoširdžiai manau, kad paaugliui svarbu išgirsti ir suprasti, kas galbūt jo laukia. Ir tiesą sakant, į šitą edukaciją taip pat įsiskverbė nemažai patirties, kurios aš įgaunu savanoriaudama vaikų linijoje ir kalbėdamasi su vaikais, megzdama su jais ryšį, todėl tikiu, kad tikrai gali būti naudinga nuo 5 iki 12 klasių. Jau čia norėčiau dirbti tik su viena klase, 1 arba 2 pamokas ir galiu atvažiuoti pas jūs, galite jūs atvykti į menų spaustuvę ir taip pat labai tikiuosi, kad nuo naujųjų metų šita edukacija atsiras kultūros pase. Čia dar sykį mano kontaktai, jeigu norite susisiekite, labai dėkoju Asitež Lietuva už šią galimybę, visiems moderatoriams, kolegoms, kad galėjau čia būti su jumis ir linkiu gražių dienų. Ačiū ir iki. Ačiū už gražų pristatymą, už gražius palinkėjimus. Džiaugiuosi, kad Kristina ne tik kūrė produkciją ir dalinasi kūdikiams ir su mamomis, bet ir paaugliams. Man atrodo, jinai turi labai daug patirties tame. O dabar keliaujame į išskirtinį stalo teatrą, kuris paprastais, mažais objektais padeda kalbėti su jaunais žmonėmis, rimtomis ir kartais labai sudėtingomis temomis. Tai kūrė jau 20 metų, jeigu neklystu, 21, taip? Tai pristatau jums Saulę Degutytę. Prašau, Saulė.
Ačiū, Raimi, taip labai gražiai tikrai pristatai. Tai teisingai, Stalo teatras 21 metai jau gyvuoja, jau tų spektaklių ten virš 35, edukacijų, labai įvairiausių, tiesiog jau tiek visko prikurta, kad net jau reikia pasimti atostogas viską suklasifikuoti, nes ir to lyg tai ten nepristatai ir ano, bet dabar pristatysiu vyriausių klasių moksleiviams skirtą Stalo teatro produkciją, spektaklius. Tai vat jeigu paleistų filmą, Jurga, būtų labai gerai. Na, teatras mūsų išskirtinis galbūt jau yra tuom, kad mes visą laiką spektakliuose naudojame įvairius objektus ir jie virsta personažais ir su jais veikiam, per juos veikiam ir jie veikia, aišku, valdo aktoriai. Čia matot spektaklį Gandro dovana, kuris yra jau senas, jam sukurtas 10 metais, išmaišęs pusę pasaulio, matė jį įvairiausią publiką, Izraelio ir Kanados ir Korėjos. Ir spektaklis be žodžių, viskas paremta tokia mitologiniais. Oi, čia jau kitas spektaklis. Na, bet žodžiu, visi spektakliai pilni tokių simbolių, kuriuos mes netiesiogiai, kaip čia pasakyti, jau vėl grįžo spektaklis. Tai va, apie Gandro dovaną, tai spektaklis paremtas pasaulio medžio sampratą senovės lietuvių. Ir spektaklio metu kūrė vyras ir moteris, ten ar dievas ar deivė, kūrė pasaulį iš įvairiausių senoviškų rakandų, tokių objektų. Kaip gastroliavom Kanadoje, tai juokėmės, kad mūsų objektai senesni negu Kanados senamiestis. Tai va, tai labai man buvo džiugu, kaip lietuviai, kaip Lietuvos kultūros atstoviai, kai salėje sėdėjo 5 rasių vaikai, paaugliai ir žiūrėjo, užgniaužę kvapą, kaip mes vaidinom apie lietuvišką, žodžiu, senovės spektaklį. Tai va, tai dabar sekantis spektaklis sudėtinga tema. Aišku, čia yra mano kaip menininkės reakcija į tą agresiją, kurią vyksta Ukrainoje, ir norėjosi panagrinėti, kodėl čia taip vyksta, kas čia vyksta, kodėl taip yra, ir gavosi spektaklis Bitės ir pasiklydusi meška, kuris galvojom iš pradžių skirtas mažiems vaikams, bet paskui supratom, kad šitą temą galima diskutuoti ir žiūrėti spektaklį jau vyresnio amžiaus vaikam, paaugliam ir vyriausių klasių moksleiviams. Aišku, po šito spektaklio. Jurga, galėtum sustabdyti? Ačiū labai. Po to spektaklio vyksta diskusija. Na, žinot, atvirai prisipažinsiu, nelabai norisi jo vaidinti, kadangi ta tema tokia labai sudėtinga, bet reikia jį vaidinti. Ir mes ir vaidinam, ir diskutuojam su moksleiviais, aišku, labai rimta ir skaudi tema. Ir kaip matėte, viskas sukurta taipogi iš tokių sportinių kažkokių inventoriaus, teniso kamuoliukų, ten rakečių, kurios tampa ir paukščiais, ir medžiais, ir visokiais dalykais, ką turi jau įgusti aktoriai valdyti, ne tik draminį, tą, kaip čia pasakyti, pamušalą, draminį atlikimą, bet ir tą objektų teatro įvaldymą, kas yra labai sudėtinga. Dabar matote šitą spektaklį, čia aktorius Balys Ivanauskas, Sibiro haiku. Jau mes jį rodome gal 7 metai, tikrai visada išperkami bilietai, tenka daryti papildomus spektaklius. Spektaklis mobilus, aišku, reikalauja tam tikros scenos, turim labai pasiruošti, nes mes norim, kad profesionalų teatrą matytų ir rajoninių vaikai, kur galbūt nėra kažkokių profesionalių salių. Jurga, gali gal sustabdyti? Tai su Sibiro haiku irgi atvažiuojam į mokyklas, ilgai montuojam, darom
ir visada paliečia. Va tas 3 merginos, choras Obuoliai, išskirtiniai kaip ir kituose ir kitiems amžiams skirtuose stalo teatro spektakliuose dažniausiai gyva muzika. Tai čia irgi matote 3 merginos, 3 aktorės, muzikiniai takeliai atlieka su įvairiausiais ten kibirais, visokiais geležiais, savo balsais ir nereikia mums jokių įrašų. Toliau sekantis spektaklis – Deivių archeologija. Tai čia Marijos Gimbutienės 100-mečiui sukurtas spektaklis, naudojant, tokius didelius popierinius objektus, kurie susispaudžia, paskui išsileidžia, jas galima transportuoti. Šiame spektaklyje dainuoja iš Ukrainos pakviesta aktorė Liudmila Zborovska ir po to pasakoja apie dabartinę situaciją Ukrainoje, kalbasi su vaikais. Sustabdyk, prašau, Jurga. Tas deivių archeologija yra apie, deivių, kaip čia pasakyti, apie deives, kokios buvo deivės, ten Austėja, Laima, Medeina, mito devyniaragio, šitas mitas gyva taipogi muzika atlieka Gediminas Žilys, kuris yra ir spektaklio ir kompozitorius, ir scenarijaus autorius, kartu su juo mes kūrėme. Ir spektaklis yra be tokių tiesioginių žodžių, bet visos dainos yra sutartinės, yra įvairiausios dainos, ten Ailino Mūka ir, žodžiu, toks irgi audiovizualinis, kaip čia pasakyti, spektaklis. Toliau įtraukusis spektaklis Kasiūlai. Aš jau čia rodžiau visus 3 kartus, nes iš tikrųjų tinka, nes, kiek žinome, nedaug yra kūrinių sukurtų būtent skirtų žiūrėti vaikams neurodiversiškiams, su įvairiausiais autizmo spektro bruožais, ten ir su Dauno sindromu, ir įvairiom negaliom, būna ir kompleksinių. Ir pastebėjome, kad geriausiai žiūri vyresniųjų klasių, tokių specialiųjų mokyklų vaikai. Tiesiog stebėtinai įsitraukia, reaguoja ir po to, aišku, mes finale juos pakviečiame nutiesti savo siūlą į sceną ir taip susijungiame visi kartu į tą kosminę visatą. Tai tiesiog pačios nustebę su dramaturgija, kaip mums pavyko. Dabar čia matote spektaklį skirtą žmonėms su regėjimo negalia, bet ir tiems, kurie nori pasaulį pajusti kitaip, vadinasi Vėjų motė. Žiūrovai stebi užrištomis akimis ir čiuopia paviršius, klauso pasakojimo, tokio brolio kelionės, čiuopia paviršius, jaučia kažkokius oro cirkuliacijas ir kiekvienos kelionės etapas yra palydimas įvairiausiais kvapais. Šis spektaklis yra toksai prabangus, kadangi tik tai 11 žiūrovų telpa į jį. Tai jeigu, pavyzdžiui, klasėm, tai galima 2 kartus rodyti. Mes važinėjom su šiuo spektakliu po Lietuvą, po audiosensorinės bibliotekas. Įtrauktas šis spektaklis į Meną žmogaus gerovei Lietuvos kultūros tarybos finansuojamą projektą. Ir susilaukiam įvairiausių reakcijų, dažniausiai labai teigiamų. Žmonės pabunda, sako, oi, iš kur mes čia sugrįžome. Šį spektaklį rodom Lietuvos teatro sąjungoje. Ir čia dabar spektaklis apie Liudviką Rėzą, Rėzanijum. Visi turbūt žinote, kad kitais metais bus 250 metų nuo Liudviko Rėzos gimimo. Tai yra prūsų intelektualas, jo skurdžios asmeninės biografijos, kas yra išlikę pagal tą biografiją, su dramaturgė Sandra Bernotaitė sukūrėme spektaklį, kuriame labai daug stalčių, kaip prisiminimai, iš kurių traukia aktorius Čiepla, traukia įvairius objektus ir pats asmeniškai pergyvena ir kaip personažas pergyvena tą Liudviko Rėzos nuo pat vaikystės, nuo pat gimimo
tą va tokią biografiją, kurią mes, kaip pasakyti, sukūrėm pagal tos skurdžius objektus. Ten yra daug ir tekstų įvairiausių, muzika, skamba jos surinktų ir liaudies dainų kolekcija, taipogi gyva muzika taikoma su tokiais įrašais. Taigi visko, matot, mes čia daug turim ir visokių edukacijų, bet jau čia nebetelpam į laiką, tie kontaktai matosi ir lauksime laiškų, lauksime užsakymų. Ačiū už dėmesį. Ačiū Saulė labai, visus kviečiu atrasti Stalo teatrą. Tikiu, kad labai daug kas jau esate atradę, bet tie, kas neatradė, tai tikrai rekomenduoju. O dabar kviečiu menų spaustuvės atstovę Rūtą. Taip, dėkui. Labas, Rūta. Labas. Gerai. Ar matote? Taip. Gerai. Tai sveiki visi, esu Rūta ir norėčiau pristatyti edukacijas vykstančias menų spaustuvėje, kurios yra nuo iki mokyklinio ugdymo iki dirbtuvių scenos menų profesionalams. Tai bendrai edukacijas menų spaustuvėje turbūt būtų galima skirstyti į dvi dalis. Turime vienkartinės edukacijas ir tęstinės edukacinės programas. Tai apie kiekvieną šiek tiek plačiau. Tai turime vienkartinės edukacijas, kurios, kaip ir anksčiau pristatė teatrai, turbūt dažniausiai yra organizuojamos per kultūros pasą, tačiau gali būti ir tiesiogiai organizuojamas, tačiau kviečiame pas mus kuriančius scenos menų profesionalus dalytis savo žiniomis. Tai turime teatro dirbtuvės, režisūros dirbtuvės, dirbtuvės su kompozitorium, šiuolaikinio cirko, šokio dirbtuvės. Iš esmės kviečiame žiūrovą pažinti šiuolaikinius scenos menus nuo mažų dienų. O norintiems tuos scenos menus pažinti šiek tiek giliau, turime ir keletą tęstinių edukacinių programų. Tai viena iš jų yra šiuolaikinio cirko mokykla, kurią praeitą spalį atidarėme su Teatronu. Tai yra pirmoji šiuolaikinio cirko mokykla Lietuvoje, kuri anksčiau veikė Kaune, užsidarė per COVID ir štai atidarėme praeitą spalio mėnesį. Tai norinčius prisijungti, bet galbūt nedrįstančius, sezoną pradedame spalio 1 dieną, tačiau rugsėjo 24 dieną organizuojame nemokamas atvirų durų dienas, kurie žmonėms norintiems pažinti, kas yra tas šiuolaikinis cirkas ir kaip jisai jaučiasi. Ir tuomet galbūt, jeigu patiks, prisijungti prie šios mokyklos kaip popamokinės veiklos. Taip pat turime jaunojo kritiko programą gimnazistams, norintiems pažinti šiuolaikinius scenos menus. Tai yra akademinius metus trunkanti programa, kurios metu gimnazistai keliauja į spektaklius, susipažįsta su įvairiais scenos menų profesionalais, aktoriais, režisieriais, apšvietėjais, kompozitoriais. Iš esmės jie stengiasi pažinti scenos menus iš įvairių kampų, per įvairius filtrus ir tada keliaudami į spektaklius analizuoti tą spektaklį jau šiek tiek kitaip ir šiek tiek giliau, galbūt įvertinti, kas veikia ar kas neveikia. Ir taip pat ši programa nuo 23 metų yra tarptautinė, tai reiškia, kad paaugliai turi galimybę ne tik stebėti lietuvišką teatrą, tačiau išvykti ir į užsienio šalis ir dalyvauti užsienio jaunimo teatro festivaliuose ir taip pat prisijungti, susipažinti su įvairiais bendraminčiais ir bendramžiais, kurie taip pat domisi šiuolaikiniais scenos menais. Šitoje vietoje noriu pakviesti ne tik žiūrinčius šį pristatymą žmonės prisijungti prie programos, tačiau ir čia pristačiusius teatrus bendradarbiauti, nes tikrai visą laiką labai džiaugiamės, kai turim galimybę nueiti į naują teatrą, išeiti už menų spaustuvės ribų arba susipažinti su dar neatrastais scenos menų profesionalais. Turime programą ir suaugusiems žmonėms, kurie nori rašyti apie scenos menus ir taip siekime auginti rašančių apie scenos menus žmonių skaičių. Ši programa dažniausiai veikia mūsų festivalių metu ir tuomet šie žmonės stebi visus festivalio pasirodymus, dirba su scenos menų kritikais ir gale festivalio yra kviečiami parašyti vieną tekstą apie festivalį arba spektaklį. Tačiau, kaip ir su jaunojo kritiko programa, čia taip pat siekiame plėstis už menų spaustuvės ribų ir bendradarbiauti su įvairiais teatrais ar festivaliais ir pakviesti mūsų programos dalyvius praplėsti akiratį, dalyvauti įvairiuose festivaliuose
ar spektakliuose ir rašyti apie įvairesnius kultūros reiškinius. Taip apibendrinant, kuo labai džiaugiamės menų spaustuvėje, tai kad turime tikrai profesionalus, kuriančius pas mus ir profesionalius edukatorius, kad galima pasiūlyti edukacijas nuo, kaip ir minėjau, iki mokyklinio ugdymo, kadangi turime rezidentų, kurie veda šias edukacijas iki scenos menų profesionalų. Ir kuo labiausiai džiaugiamės, tai kad turime visą bendruomenę ir kviečiam ateiti ne tik vienam kartui į menų spaustuvę, tačiau įsilieti į bendruomenę. Turime ne vieną pavyzdį, kaip galbūt vaikas atėjęs su klase į šiuolaikinio cirko edukaciją labai susidomi, prisijungia prie šiuolaikinio cirko mokyklos, tuomet prie jaunojo kritiko programos, pradeda savanoriauti menų spaustuvėje ir svajoja apie scenos kontekstų programą kada nors ateityje. Tai visą laiką labai džiaugiamės, kada galim plėsti šitą bendruomenę tiek su naujais edukacinių programų dalyviais arba tiek su naujais organizatoriais. Tai tą progą palieku kontaktus apačioje ir sakau ačiū labai. Ačiū Rūta už prasmingus projektus kartu su jaunimu. Dėkoju ir kviečiu toliau pristatyti Panevėžio muzikinį teatrą. Ar turime jūs, Rasa? Taip, laba diena. Girdime puikiai. Sėkmės. Ačiū labai. Ar viską matote? Mano taip, viską matome. Sveiki visi. Na ką, trumpai, Panevėžio muzikinis teatras vienas ryškiausių profesionaliausių scenos meno įstaigų Aukštaitijoje, kuris kviečia moksleivius į edukacijas, kurios suteikia galimybę iš arti pažinti teatro ir muzikos pasaulį bei patiems tapti kūrybinio proceso dalimi. Teatras rengia operų, miuziklų, šokio, koncertinės programas, pastatymus, pristato lietuvių ir užsienio autorių kūrinius, bendradarbiauja su žinomais solistais, dirigentais ir režisieriais. Čia kuriami tiek klasikiniai, tiek šiuolaikiniai projektai, nuo didžiųjų scenos veikalų iki kamerinių koncertų ir edukacinių programų vaikams bei jaunimui. Panevėžio muzikinis teatras garsėja profesionalumu, novatoriškomis idėjomis ir siekiu puoselėti muzikinio teatro tradicijas, skatindamas miesto ir viso regiono kultūrinį gyvenimą. Šiuolaikiniam jaunam žmogui meninė patirtis padeda lavinti ne tik estetinius, bet ir praktinius gebėjimus. Todėl programos sukurtos taip, kad ugdytų kūrybiškumą ir kritinį mąstymą, stiprintų komandinio darbo įgūdžius, suteiktų meninės patirties. Panevėžio muzikinis teatras parengė platų edukacinių veiklų spektrą, kad kiekvienas moksleivis rastų savo artimiausią būdą patirti scenos meną. Koncertinės edukacinės programos, gyvos muzikos koncertai su edukaciniais paaiškinimais, supažindinamais su įvairiais muzikos žanrais, instrumentais ir jų istorija. Pirmiausia, norėčiau pristatyti kūrybinės dirbtuvės užsiėmimus, kuriuose moksleiviai patys kuria, piešia, konstruoja personažus, mokosi vaidybos bei judesio pagrindų. Programa sukurta, kuriuose nuo pirmos idėjos iki vaidybos gimsta unikalus moksleivio personažas. Programoje naudojami interaktyvūs ir inovatyvūs metodai. Diskusija ir smegenų šturmas, praktinės kūrybinės dirbtuvės, teatriniai pratimai, grįžtamasis ryšys ir patarimai. Sekanti edukacinė programa tai yra muzikinė mįslė, interaktyvi kelionė po muzikos pasaulį, atpažįstant instrumentus ir melodijas. Edukacija skatina mokinius pažinti muzikos instrumentus ir jų istoriją, lavina jų bendravimo pažinimo bei kūrybinius gebėjimus. Taip pat ugdo jų kultūrinį sąmoningumą ir pilietiškumą. Šioje edukacinėje programoje vaikai susipažins su muzikos instrumentų konstrukcija, skambesiu, lavins jų gebėjimą atpažinti muzikos kūrinius, instrumentų garsus, skatins kūrybinį mąstymą per interaktyvias veiklas ir mįslių sprendimą.
ugdys vaikų komunikacinius įgūdžius. Programa Muzikinė mįslė yra interaktyvi edukacinė veikla, kurioje mokiniai susipažins su įvairiais muzikos instrumentais, tokių kaip pučiamieji mediniai ir pučiamieji variniai bei perkusiniai instrumentai. Profesionalūs muzikantai ir pedagogai pristatys instrumentų istoriją, konstrukciją ir garsus. Skambant žinomoms melodijoms, mokiniai turės galimybę spėti kūrinių pavadinimus, taip ugdydami savo muzikos pažinimo gebėjimus. Sekanti edukacinė programa – miuziklo edukacija. Tai yra kultūrinė programa skirta supažindinti mokinius su miuziklo žanru, jo kilme, istorija bei pritaikymu šiuolaikiniame teatre ir muzikoje. Edukacija vyksta interaktyvioje ir kūrybingoje aplinkoje, kurioje teorija derinama su praktinėmis užduotimis. Mokiniai ne tik klausosi ir mokosi apie miuziklus, bet ir patys aktyviai dalyvauja veikloje, įsijungdami į miuziklo kūrybinį procesą. Mokiniai supažindinami su miuziklo istorija, ištakomis ir evoliucija, pateikdami garsiausi miuziklai ir jų kompozitoriai. Aiškinama, kaip muzika ir dramaturgija veikia miuziklo žanre. Jaukioje ir vaizdingoje erdvėje, esant galimybei, naudojame fortepijono ir vokalo garsus, persipynus su multimedija pateiktais vizualiniais vaizdais. Sekant edukacinė laiko spalvos. Gyvas pučiamų instrumentų koncertas, vedantis per muzikos epochas nuo Renesanso iki modernizmo. Edukacijos tiklas supažindinti vyresnių klasių moksleivius su pučiamų instrumentų muzika pagal epochas Renesansą, baroką, klasicizmą, romantizmą ir 20-ojo amžiaus modernizmą. Pagrindiniai yra plėtoti neformalų ugdymą, kompetencijoms ugdyti, skatinti vaizduotę ir mąstymą, kalbinę raišką, skatinti sistemingą bendravimą tarp profesionalių muzikantų ir jaunųjų klausytojų. Taip pat pas mus yra ir edukaciniai spektakliai, profesionalių atlikėjų pastatymai, praturtinantis jaunuolių meninį suvokimą ir skatinantis diskusijas apie matytas temas. Opera poema Strazdas, Žalias paukštis, kaip ir vaikų edukacijos priemonė, Broniaus Kutavičiaus muzika ir Sigito Gedos poezija šiame kūrinyje susilieja į išskirtinį meninį audinį, kuriame dera muzika, šokis, poezija ir folkloras. Tokia daugiasluoksnė forma leidžia vaikams mokytis ir patirti meną visapusiškai. Spektaklyje susipina lietuvių liaudies mitologija, senosios apeigos ir šiuolaikinė muzikinė kalba. Vaikai iš arti susipažįsta su tautosakos motyvais, lietuvių kalbos poetinėmis galimybėmis, išgirsta liaudiškų dainų, ritmų, instrumentų skambesį. Tai gilinasi į mūsų kultūros šaknis ir stiprina tautinį identitetą. Strazdas, Žalias paukštis tai ne tik meninis renginys, bet ir edukacinė patirtis, kuri ugdo kultūrinį raštingumą, vaizduotę, klausos bei emocinius gebėjimus. Dalyvavimas šiame spektaklyje gali tapti visos integruotos pamokos dalimis, skatindamas vaikus pažinti savo šaknis ir patirti, kaip įvairios meno formos susijungia į vieną įspūdingą pasakojimą. Šios visos edukacinės gali būti išvažiuojamosios, arba galite pamatyti Panevėžio muzikinėme teatre. Norint užsisakyti, mano rekvizitai. Ačiū, dėkoju už jums skirtą laiką. Ačiū labai, Rasa, ir ačiū Panevėžio muzikiniui teatrui. Mes jau po truputėlį artėjame prie pabaigos visų pristatymų. Turime dabar Cezario trupės atstovą, Paulių Čižiniauską. Tai Pauliau, eteris tau. Paulius Čižinauskas. Taip, malonu prisistatyti, darau tai pirmą kartą šioje vitrinoje, dėl to labai jaudinuosi, dreba kinkos. Tačiau pristatysiu jums, ne veltui jaudinuosi, nes pristatysiu pats save. Tai yra mano spektaklį pagal Antano Baranausko poemą Anykščių šilelis, kuris yra aktualus, privalomas kūrinys 9-10 berods klasių
moksleiviams, tai reiškia 15-16 metų, aišku, gali žiūrėti ir vyresni. Tai jau trečias mano spektaklis mano gyvenime. Maniau, kad galbūt nebekursiu, bet vieną kartą užsimaniau. Ir norėjau jį kurdamas priartinti šiek tiek prie paauglių auditorijos, kadangi pats kūrinys yra nuobodokas, daug nesuprantamų žodžių, tai kažkaip jį į teatro kalbą išversti. Jo labiau, kad tai buvo toks teatrinis iššūkis man pastatyti poemą teatre, teatro kalba. O pačiam Baranauskui buvo parašyti poemą iššūkis, nes buvo manoma, kad lietuvių kalba, kažkas buvo pasakęs, gal Mickevičius, gal kas, kad lietuvių kalba netinkama poezijai. Tai Baranauskas kaip tyčia priėmė tą iššūkį, metė ir parašė poemą, iki šiol žinoma, Anykščių šilelis. Dabar aš paleisiu, neturiu vaizdo įrašo spektaklio ar kažkokių ištraukų, bet turime nuotraukų. Štai dėkojame Pauliui Židoniui, fotografui iš Panevėžio. Kai Esitežo renginyje rodėme, jis pafotografavo. Ir dabar... Taip, leidžia. Tai čia iš pirmo požiūrio gal neatrodo labai naujoviškai, kas būtų paaugliams patrauklu, bet ne visai taip, truputį senobinio stiliaus yra. Pagrindinis aktorius, ir šiek tiek Šilelis yra veikėjas tame spektaklyje, tokiu pavidalu, bet aišku, yra ne tik aktorius vienas tame, bet ir yra kompozitoriai. Jis sėdi scenoje ir groja skaitmeniniu pianinu, sukūrus specialiai tą muziką, jinai tokia gali būti atmosferinė, gali būti ritminė, gali būti tik tai garsus imituojančius kažkokios. O aš atlieku tekstą Baranausko Anykščių šilelių, visą tekstą, jis nuskamba visas, tiesa gal ne visai toks, net atvarka, truputį sumaišyta, sukeistas vietomis. Ir stengtasi tą tekstą pateikti taip, kad būtų įvairių stilių, žanrų, nuotaikų, ir liūdėsio, ir to ilgesio, kas būdinga šileliui mums. Na, čia toks jau montažas, čia taip nėra, jokios čia video projekcijos, tiesiog įvairesnių kampų paieškot bandyta ir įvairesnių personažų, atmosferos skirtingos, muzikos. Čia yra scena, kai šiek tiek hip-hopiniu ritmu, reiškia, atliekama ištrauka šilelio. Jie ant šio išsvilusio kalnų slydimo, taip daug širdį išželia ramaus atminimo, tartum kelmai supuvę atgyja, žaliuoja, suspinusias viršūnės vėjas plevisuoja ir taip toliau, ir taip toliau. Mes didelio vizualumo čia neturime ir tokių galimybių, bet vizualinės galimybės turi žiūrovo vaizduotė, dėl to jisai kviečiamas pats geriau įsivaizduoti patį šilelį, pačius to šilelio gyventojus, gyvūnus, žvėris, medžius. O kad išgirstų geriau ir suprastų, tai mesgi netgi panaudojame dar 2 užsienio kalbas, į kurias yra verstas Anykščių šilelis. Jis daugiau verstas, bet yra anglų ir ispanų kalbos naudojamos šiek tiek šilelį praturtinti, atskleisti šiame spektaklyje. Galbūt jaunimas geriau supras šilelį angliškai, negu ta senąja lietuvių kalba, kurioje daug slavizmų įvairiausių, lenkiškų žodžių. Beje, kai kurios žodžius, kur labai visiškai neaišku, aš netgi išverčiu į šiandieninę kalbą, pridedu šiek tiek nuo savęs ir labai nedaug papildau patį tekstą kitu tekstu. Dar viena trumpa ištrauka iš Mickevičiaus. Yra šiek tiek, pajudėjimo, veiksmo, šiek tiek tokio fizinio trukmė. Maždaug pamokos, 45-50 minučių, čia žiūrint kaip kada. Ir galbūt tilptų tas spektaklis 45 minutės, pavyzdžiui, mokyklos kokiai aktų salėje, o jeigu ne, tai gal kažkokiam kultūros centre, ar ieškotume sprendimo, svarbu, kad būtų susidomėjimas. Tai va tiek, ko gero užteks.
šnekėti. Ačiū labai, Pauliu. Teatrą reikia rodyti. Taip, Ačiū nuostabu. jums. Ačiū labai už pristatymą. O mes atėjome visiškai prie pabaigos, likau aš paskutinis. Tai dabar prisistatysiu ne kaip šios konferencijos moderatorius, o kaip Naušius teatro įkūrėjas ir aktorius Raimondas Klezys. Tai su Naušius teatru mes kūrėme jau 5 metus, šie metai yra jubiliejiniai ir kūrėme vaikus tiek kūdikiams, vaikams ir jaunimui, pristatome juos visoje Lietuvoje. O šiandien norėčiau pristatyti būtent 2 spektaklius. Tai pirmasis spektaklis, bendradarbiaujant su audiosensorinė biblioteka, buvo sukurtas audiovizualinis interaktyvus spektaklis Pasistengiau režisierės Ievos Jackevičiūtės ir šis spektaklis skirtas 10-14 metų vaikams apie disleksiją, apie disleksijos sutrikimą. Ir šį spektaklį įkvėpė sukurti būtent statistiką, todėl kad atradus, kad beveik 10% visos visuomenės turi bent kažkokiam lygyje disleksijos sutrikimą, tai ir paskatino kalbėtis su jaunimu būtent šią temą, ne vien tam, kad atrastų jie tai savyje, bet ir kad suprastų, kad taip yra, taip gali būti ir tai yra visiškai normalu. Tai kviečiu pasižiūrėti video pristatymą. Palauk, skaitau. Baiginėjai sakinį, palauk. Tai tu judini knygą. Nejudinu. Judini, man raidės bėgioja. Pametinėjau, kur skaitau. Kaip suprast, raidės bėgioja? Kaip įmanoma pamest? Nejudinu aš tos knygos. Gerai, viskas versk. Tik dar neperskaitai. Perskaičiu. Šį spektaklį rodysime dabar menų spaustuvėje lapkričio 11 dieną. Turime ir dieninį parodymą, tai jeigu atsirastų mokyklos, kurioms būtų aktualu, tai dar turime šiek tiek vietų, maždaug pusę salės, tai dar tilptų kokios 4 klasės. Tai labai kviečiu. O antrąjį spektaklį norėčiau pristatyti Justo Tertelio režisuotą monospektaklį, kuriame vaidinu aš, pavadinimu Beveik laimingas. Jis yra sukurtas pagal Jurgio Kunčino romaną Tūla. Ir šis spektaklis buvo sukurtas su tikslu padėti mokiniams pasiruošti lietuvių kalbos egzaminui. Spektaklio metu kalbama apie labai sudėtingą paaugliams meilės temą. Su šiuo spektakliu jau keliavom po daugelį mokyklų, rodėme į didžiuosiuose miestuose. Ir dabar norėčiau jums parodyti taip pat vaizdo pristatymą, kad susidarytumėt bendrą vaizdą apie spektaklį. Tai pasižiūrėkime. Čia buvo daug jaunatviškų posmų, mano jaunystė dėja seniai nuplaukė Nemunu, bet vis tiek malonu ją prisiminti, kur jau nebus. Ir šitas eilėraštis Tai buvo yra mano jaunystė. tarsi sapnas. Pakalbėkim apie meilę! Meilė tik tada pasiekia savo tikslą, kai baigėsi mirtimi. Pasakė budelis ir nukirto jiems abiems galvas. Santechnikas jis sudegė pirtyje, jį tiesiog dingo. Ką? Sudegė? Kaip? Nežinau, atėjau ir viskas jau buvo per vėlų, jį tiesiog dingo, kad jau į pirtį buvo tik dūmai ir tyla. Žiūri mėnulis pro skylę, aš neturiu pagrindų, bet savo jaunystę myliu. Šį spektaklį pristatysime rugsėjo 28 dieną Kauno Kamerinėme teatre Išeities taškas festivalyje. Taip pat turėsime Biržuose vieną parodymą spalio 7 dieną, 1 valandą, tai jisai skirtas mokykloms.
Menų spaustuvėje galėsite pamatyti šitą spektaklį spalio 17 ir gruodžio 12. Tai tikrai labai kviečiu atrasti ne tik šiuos, bet ir kitus spektaklius, atrasti mūsų edukacijas, mokymus, būtinai susisiekti. Mes vedame mokymus nuo 45 minučių iki 60 valandų didelių mokymų apie šiuolaikinį teatrą. Tai vedame visoms amžiaus grupėms, tai tikrai kviečiu atrasti, mes visada ieškome ir randame galimybę apsilankyti pas jūs. Tai labai labai ačiū Jums už šias 5 minutės. Ir labai labai ačiū visiems dalyviams, kurie šiandien pristatė savo produkciją. Tikrai įspūdinga man kaip kūrėjui matyti, kiek daug yra ir kiek daug gražios produkcijos yra prikurta Lietuvoje. Ir man atrodo, kad kultūra ir menas yra labai geroje situacijoje ir jaunimas gali pamatyti labai labai daug gražių, daug įvairių kūrėjų, spektaklių, apsilankyti įvairiose edukacijose, reikia tik norėti ir atrasti. Tai šiandien buvau aš, Raimondas Klezys ir visi mūsų asitežo nariai, kurie pristatinėjo. Tai turime tokią pabaigoje trumpą diskusiją, jeigu kas nors iš kūrėjų dar norėtų ko paklausti kitų kūrėjų, arba tiesiog pasidalinti savo įžvalgomis apie kitus kūrėjus, arba apie save dar pamiršo ką pristatyti. Tai dabar turime kelias minutės tam. O jeigu visgi ne, tai turėkime šitą minutę tiesiog pamastymui apie visą tai, kas įvyko ir ką pamatėm.